Tai aš pateiksiu jums tik sutrumpintą savo kalbos ištrauką. Jūs visados per žingsnį priekį, bet laimė turi du galus. Mes galim jums į užpakalį spirt ir pažiūrėt, kas iš to bus. Aiškinat jūs, reikia eiti iki galo, bet laimė turi du galus. Kai tik tai jūs prieisite galą, mums gerai gyvent be galo bus. Kol jūs priekin puolėt vardan tos, jau prapuolė trečdalis tautos. Ką darai, daryk gerai, bet jeigu daros negerai, tai gal gerai, kai nieko nedarai. Ir jei gali nedaryk, bet jei pradėjai jau daryt, vis tiek tik niekad nieko nedaryk iki galo. Sustok ir pagalvo, ko gal tai gali padaryt kiti, žiūrėk, kas darosi šaly ir kiek pro šalį. Radote jūs gyvenime savo vietą, bet laimė turi du galus. Mes galim jūs į kilimą susukt, išvežt kitur, padėt ir pažiūrėt, kas iš to bus. Stovite jūs ant žemės tvirtai, bet laimė turi du galus. Mes galim kast aplinkui, kol prasmegsit jūs, ir tada jau pažiūrėt, kas bus. Kol stovėjot mūrų dėl žmogaus, tas žmogus jau žiūri iš dangaus. Ką darai, daryk gerai, bet jeigu daros negerai, tai gal gerai, kai nieko nedarai. Jei tau sakys visi kartu, kad tai gali padaryti tik tu, vis tiek tik netikėk ir nieko nedaryk. Jei nieks nepadirbo tų darbų, gal tai visai ir nesvarbu, o gal tai reikia ateities kartoms palikti. Daryk, ryk, jau nieko mums nebepalik, tik niekad nieko nedaryk, vardan to pašventą. Nes šventę pagadinsi tik ir vardan ateities nieko nedaryk, nes bus po to ir ateity neįmanoma gyventi.